Sveiki visi. Štai ir dar vienas mano išėjimas pasivaikščioti ir pokalbis įdomia tema, kur išsakysiu savo nuomonę. Ir kaip prisimenate, yra tokia proga, paieškau progos, kad tą padaryti. Tai dabar proga tokia, kad epizodų šio kanalo žiūrėjimas perkopė 2000 valandų. Tai yra beveik 90 parų. Manau, kad jas greitai ir pasieksime, o prenumeratorių skaičius jau viršijo 300. Tai labai smagu iš tikrųjų dėl šito. Atėjęs rugsėjas, kaip suprantat, atnešė ir daugiau žiūrovų. Tai va, tai kokia šiandien tema norėčiau pakalbėti, kaip matot iš pavadinimo, kad pakalbėsiu apie savo matematikos mokymą ir kuo jis yra kitoks, galbūt nuo kai kurių, galbūt labiau daugelio kitų. Vienas kitas, aš manau, kažką panašaus galbūt ir daro ir turi panašią patirtį, bet aš manau, kad čia yra tikrai jų tokių nedaug žmonių. Tai tema gal pradėsiu nuo to, kad visi matematikos korepetitoriai yra skirtingi, skiriasi jų darbo pobūdis, tai gali būti kontaktinis mokymas, gali būti važiavimas į namus, gali būti nuotolinis, žinoma, ir skiriasi matematiniai sugebėjimai, darbo patirtis, įsitraukimas, galiausiai kainos ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip ten bebuvę, daugelis pabrėžiu, kad ne visi korepetitoriai yra arba studentai, arba mokytojai, galbūt dėstytojai, kurie derina akademinį darbą su darbu po pamokų ar paskaitų. Tačiau pripažinkime, kad daugelis iš jų visą gyvenimą vien tik tai ir darė. Nesupraskite manęs klaidingai, nebūtinai tai yra kažkas blogo, tačiau šioje situacijoje vienu ryškiausiu savo išskirtinumu laikau būtent tai, kad aš ne tik studijavau matematiką, po to apie 13 metų dirbau įvairų, dažniausiai analitinį darbą įvairiose įmonėse. Žinoma, šiek tiek ragavau mokytojo duonos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu mokykloje. Bet grįžtant prie darbo privačiame sektoriuje, tai pamačiau daug ką iš vidaus. Kad gerai žinau, kaip reikia dirbti su klientais, kiek reikia įdėti pastangų. Galiausiai vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad savo patirtį galiu perteikti savo mokiniams su labai gerais pavyzdžiais, paaiškinti, kur matematika ir tam tikras jos sritis galima pritaikyti gyvenime. Tikiu, kad yra tokių korepetitorių, kurių patirtis tikrai yra panaši, kaip ir minėjau pradžioje, tačiau manau, tai tikrai tokių nėra daug. Šiek tiek patvirausiu. Matematikos korepetitoriavimą pradėjau bandyti kaip pandemija, visus čia išmokė dirbti nuotoliniu būdu. Pamačiau, kad čia yra itin patogus būdas ir mokiniui, ir mokytojui, tai pagalvojau, kodėlgi nepabandžius. Susiradau visus savo senus užrašus, uždavinynus, gražiai susidėliojau, žiūrėjau, kad gana gerai čia viską aš dar pamenu. Tiesioginė meilė matematikai tikrai buvo gyva. Prisipažinsiu, pradžia buvo tikrai nelengva, tačiau įsibėgėti pavyko. Tai dar vienu savo privalumu laikau tai, kad po didelės ir įvairios darbo patirties privataus verslo įmonėse mečiau viską ir visiškai pasinėriau į korepetitoriavimą. Tačiau būtent tik matematikos, kur turiu daug žinių, patirties, kompetencijų ir žinoma noro. Pasinėriau visiškai, tai reiškia visiškai, kad ne nuo 8 iki 5 vakaro, o kur kas daugiau. Sunku būtų net suskaičiuoti iš tikrųjų, kiek tų valandų praleidžiu tam dalykui. Čia nėra vien tik darbas su mokiniu ar studentu konsultacijos metu, tačiau yra daug nematomo darbo po to. Labai daug bendrauju su mokinių tėveliais, nežinau, kaip tai yra svarbu, nuolatos kuriu, tobulinu mokomąją medžiagą, kuri labai reikalinga. Jeigu klausite, ar pavargstu, žinoma, kad taip, bet tai, ką darau, tai man tikrai patinka. Dar įvardinsiu vieną tokį įdomų privalumą, kad tiek dirbdamas įvairiose įmonėse, tiek ir dabar nuolatos buvau ir esu toks idėjų generatorius. Štai kad ir dabar nauja idėja dėl mano naujo projekto įdomiųjų grupinių pamokų. Tikrai labai ilgai svarsčiau, dėliojau visokius už ir prieš, galvojau, ką reikėtų padaryti, kad ir mokiniams patiktų ir kas be ko jaustųsi nauda. Tokio tiksliai formato dar nelabai kažkur mačiau. Žodžiu, sugalvojau, padariau, jau ir išbandžiau. Smagu, kad mokiniams
patiko ir atsiliepimai yra teigiami. Tėveliai patenkinti, todėl tikrai noriu tai tęsti ir toliau. Beje, tarp kitko nuorodą paliksiu aprašyme, jeigu kažką sudomino šitas projektas. Tai va, tai tiek norėjau papasakoti šį kartą, pakomentuokite, gal turite kokių nors klausimų, galima padiskutuoti ir komentaruose. Tai va, toliau žinoma irgi išeisiu karts nuo karto pasivaikščioti ir kokią nors kanalo laimėjimo progą ir tuo pačiu kažką papasakosiu. Turiu planų labai plėsti šį kanalą, turiu daug idėjų, todėl siūlau užsiprenumeruoti, kuo toliau, tuo naudingesnis kanalas, aš manau, bus visiems. Jeigu epizodai patiko, paspauskite patiktukus, laikus, tai padės kanalui augti ir populiarėti. Tai va tiek būtų šiandien, sėkmės visiems ir iki kito karto.